Ačiū labai, kad pasijungėt, kad radot laiko. Tikiuosi, kad čia visi investuotojai nekilnojamą turtą. Labai įdomu, ar daug jau yra žmonių, kurie jau investuoja į nekilnojamą turtą. Ar galit, pavyzdžiui, čia, kur yra čatas, pažymėti vienetukų, kurie jau tikrai jau perkat nekilnojamą turtą, bent vieną nekilnojamą turtą ir jau investuojat. O kas galbūt tik tai planuojat, padėkit dvejetuką, gerai? Tiesiog, kad aš žinočiau, apie ką daugiau į kurią pusę orientuotis. Ar į tuos, kurie tik planuoja investuoti, ar į tuos, kurie jau daug investuoja. Super. Gerai, tai žiūrėkite, pasidalinsiu savo patirtim. Tikrai nebejoju, kad matėt jau daug tų visokių pristatymų ir tikrai nebejoju, kad konsultavotės kažkur, tai aš tiesiog pasistengsiu truputį pamiksuoti, kaip yra Lietuvoje ir užsienį, tai vat irgi gal susitarkim dėl taisyklių. Labai ačiū, kas parašėt man iš ankstinius klausimus, tai mes juos gale praeisim, gal į kai kurios klausimus aš jau irgi atsakysiu. O jūs, jeigu turėsit klausimų iš tos temos, kur aš kalbėsiu, tai tiesiog parašykit čatą, gerai? Leiskit man tada išdėstyti tą savo temą, papasakoti apie savo pastebėjimus, pavyzdžius, ir tada pasižiūrėsit, galbūt ką reikės patikslinti, galėsim gale patikslinti, gerai? Tai dalinuosi aš tada skaidrės. Taip. Gerai, tai trumpai aš stengiausi, žinokitės, kadangi jau tikrai daug metų dirbu ir su kreditais, ir su nekilnojamu turtu, tikrai matau žmonių klaidas. Tai nieko aš labai galbūt kažką ir naujo tikiuosi išgirsit, kurie esat investuotojai, tai labai džiaugsiuos, bent 2-3 idėjas, kad išgirstumėt, bet truputį, ypatingai tie, kurie pradedat, aš truputį pasidalinsiu, kaip yra Lietuvoje, kaip yra užsienį, nes irgi vienas iš investavimo turbūt yra būdų, jeigu nori daugiau uždirbti, tai, kaip sakom, neužsidaryti savo mieste arba savo šalyje. Tiesiog kartais reikia truputį būti, taip sakau, plačiau mąstančiam ir tikrai išeiti į kitas šalis. Lietuva tikrai yra pasiekusi labai gerų rezultatų ir tikrai mato, tas nekilnojamas turtas tikrai auga, pragyvenimo lygis auga, tikrai kai kuriuose sferose Lietuva yra pirmaujanti. Ir ekonomika tikrai yra dabar stipri, bet yra tokių šalių, kurios tik irgi, pavyzdžiui, įsivedinėja tik dabar eurą, kada mes jau 10 metų turim, taip? Tai va šitoj vietoj kartais tu, ką gali čia nusipirkti Lietuvoje, tai kartais užsienį gali nusipirkti 2-3 butus už tą kainą. Tai va šitoj vietoj ir man gimė tokia idėja sudėlioti visą tą, sakykime, kelią nekilnojamo turto ir kaip viską reikėtų daryti, kad tikrai nepadarytumėm klaidų. Nes su nekilnojamu turtu yra viskas labai gerai, tikrai galima daug uždirbti, bet ir galima labai daug pradirbti. Nes kadangi su nekilnojamu turtu mes ateinam su dideliom sumom 50, 150, kas su pusė milijono ir kiekviena klaida kainuoja 10 tūkstančių eurų. Gerai, tai šitoj vietoj pasistengėm, kaip sako viena iš sėkmės formulių, nekartoti klaidų. Klaidų, žinoma, vieni padaro savo klaidas, kiti padaro savo klaidas, tai vat pasistengėm vieni iš kitų kažkokių klaidų ir pasimokinti. Aš papasakosiu savo klaidas gal kažkurioje vietoj, kur padarėm, tai va šitoje vietoje padarėm tokią 12 žingsnių sistemą, apie kurią mes apie kiekvieną dalį šiandien pakalbėsim. Žinoma, tai bus sutrumpintos dalys, nes čia turbūt apie tą vieną dalį dar galima atskirą webinarą daryti, bet tokį bendrą paveikslą nusipiešim. Tai yra planavimas ir finansavimas, tai yra labai svarbu, tai čia vietoj dažniausiai to pirmo žingsnio žmonės nepadaro ir iš karto eina prie turto paieškos ir šitoje vietoje tada prasideda klaidos. Tada rezervacija, tai yra kaip teisingai reikia palikti rezervacijai, kad atkreipti dėmesį, kad neprarasti tų rankpinigių savo, avanso. Teisiniai dalykai taip, irgi kas labai svarbu, kur žmonės padaro klaidas, kartais nusiperka visai ne tą turtą, kurį buvo išsirinkę. Tada jau pirkimo procesas, registracija, komunikacijos ir draudimai, paruošimas nuomai, tai yra tie, kurie natūralų žmonės dažniausiai perka vieni flipinimams, tai yra perka, atremontuoja ir parduoda, o kiti tiesiog jau perka 10-20 metų nekilnojamą turtą nuomai, ne? Tai tom pasyviom pajamom. Tai čia kartais investuotojai skiriasi, vieni yra flipintojai, kurie mėgsta tiesiog atremontuoti, sutvarkyti, kažką perdaryti, sukurti ir parduoti ir iškart pasimti pelną. Na ir yra kita grupė žmonių, kurie iš karto perka 3-4 nekilnojamus turtus kažkokioje geroje vietoje, kažką tokio gero padaro, kad gautų apie 1000 eurų nuomą ir jis jau ten 3-4 tūkstančius gauna iš nuomos, jau gali, kaip sakau, jau išeiti pensiją, ne? Taip, tada nuomos valdymas, tai yra irgi apie valdymą truputį pakalbėsime, ką reikėtų atkreipti dėmesį. Kasmetinės išlaidos, tai natūralu, kad nekilnojamas turtas irgi, jisai turi išlaidas, tai yra juokaujam, čia jau tokie, žinai, irgi juokeliai vaikšto per internetą, kad pasyvios pajamos uždirbamos aktyviai. Ne? Tai nekilnojamas turtas tikrai, negalėčiau pasakyti, kad yra pasyvios pajamos, kur nieko nereikia daryti. Tai turbūt nekilnojamas turtas ir yra ta turto klasė, kur tikrai reikia daug darbo, ypatingai jeigu dar nuomoji pats.
Tai tada reikia ir kažką paremontuoti, ir surasti nuomininką, ir išmesti nuomininką, ir mokesčių susimokėti. Dabar matot mokesčių reformą, vėl reikia gilintis, o kaip čia bus su tais mokesčiais, kaip su ta nuoma, kaip čia rodyti, per kokias veiklas, ten verslo liudijimą mažąją bendriją ar dar ir taip toliau. Ne? Tai nesibaigianti paskata. Tai nekilnojamas turtas turi labai patikti. Ne? Tiesiog tai neturėtų būti, toksai, žinot, kai eina kiti į darbą ir nenorite darbą. Tai va, tokį eina su pasišokinėjimu į darbą. Tai va, su nekilnojamu turtu yra taip. Gerai, tada priežiūra, taip. Ir paskui pardavimas. Gerai, sutarėm, tai va 12 žingsnių, kuriuos aš aptarsiu. Galbūt kažkom dar norit papildyti, gal kažką praleidau labai svarbaus, gerai. Tai aš irgi turiu tikrai, kaip sakiau, irgi apie 20 metų tikrai draugauju su nekilnojamu turtu ir su kreditais. Paskutiniu metu, va irgi truputį apie save, mes jau taip aktyviai labai su nekilnojamu turtu pradėjom dirbti 21 metais. Valdom beveik 2 milijonų turtą. Ir šitoje vietoje, kaip sakau, gavom savo pamokų, ne, ir klaidų ir taip toliau. Tai viskas tvarkoja, tai va, pasižiūrėsim, va, irgi, kurias klaidas mes padarėm, kurias jūs galbūt pasidalinsit. Bet čia truputį, sakau, kas manęs nepažįsta, tai ir bankuose, ir draudimuose teko dirbti, ir va, esam vartotojų asociacija. Tiesiog padedam žmonėms susigaudyti kredituose, žiūrim, kur kaip daryti tas, sakykime, finansinius planus, taip, nes labai daug žmonių yra girdėję apie finansinius planus, bet niekada nėra darę. Ne? Taip pat, kad šiais metais išleidau kreditų paslaptis, tai irgi kiekvienas, kas irgi finansuoja tas nekilnojamą turtą per bankus, taip, ten yra irgi 5 dalis, grinai skirta nekilnojamo turto investuotojams, kur rašau, kaip gauti 2, 3 nekilnojamą turtą, kaip teisingai viską pasidaryti, kad neprisidaryti klaidų, nes kai mes finansuojam per banko paskolas, turit suprasti, kad tai yra irgi labai pavojinga, nes jeigu jūs turit vieną kreditą, kuriame jūs gyvenate, tai yra viena situacija. Tai ten yra daug apsaugų, vartotojų teisių, civilinio kodekso, ne jeigu dar vaikai gyvena, tai ten, kaip sakant, jūsų neiškrapštys greitai iš to nekilnojamo turto, bet jeigu jūs turit 2, 3, 4 nekilnojamo turtą, jis yra skirtas nuomai, tai turėkite omeny, jeigu turit per banko paskolą. Ir jeigu taip įvyktų, kad, pavyzdžiui, jūsų nekilnojamo turtą pirko, kaip pavyzdys, už 100 000, paskolą ėmėte 80 000. Ir va, jeigu, kai buvo 2008-2009 metai krizė, nekilnojamas turtas nukrenta, pavyzdžiui, kaip pavyzdys, nukrito 20%. Ir jūs galvosit, čia nieko tokio, va, kreditas 20% ir nekilnojamas turtas 20%. Bankui tai nėra tas pats. Bankas į kredito sutartį rašo, kad jūsų turi būti santykis tarp užstato ir kredito 80%. Reiškia, jeigu nekilnojamas turtas nukristų iki kredito lygio, tai bankas turi teisę iš jūsų reikalauti, kad jūs įneštumėt pinigų sumą 20%. Tai yra, kad kredito likutis būtų su užstatu 80%, taip, LTV santykis, taip vadinasi, bet tai yra, paprasčiau šnekant, užstatas turi būti didesnis už kreditą. Ir įsivaizduokite, jeigu jūs turi 3 arba 4 tokius nekilnojamus turtus ir va taip nukrenta nekilnojamas turtas, ne? Tai jau suprantat, kaip būtų nelinksma, dėl to reikia turėti kažkokį laisvą nekilnojamą turtą arba papildomai pinigų, kad iš tos situacijos išeiti. Dėl to, kai jūs iš savo pinigų perkat nekilnojamą turtą, tada yra šventa ramybė, tada niekas prie jūsų labai smarkiai neprikibs, kad ir ten karas arba kažkas, nežinau, krizė. Jums, praktiškai banko, jeigu nereikia mokėti, tai praktiškai tik tai susimokyti ant tos komunalinius kažkokius mokesčius ir viskas. Tai yra minimalūs mokesčiai. Bet jeigu darom viską per banką, tiesiog turėkite omeny tą LTV santykį, gerai? Nes kiekvienoje kredito sutarty yra įrašyta. Gyvenamam būstui yra 15% LTV santykis, jeigu jau nuoma, tai dažniausiai būna 80 arba 70% LTV santykis, gerai? Viskas. Ten sakau, labai nesiplėsiu, daromi kartais apjungimai, pavyzdžiui, jeigu jau turit ilgai tą nekilnojamą turtą, dažnai būna nekilnojamo turto, pavyzdžiui, 2 butus, sakykime, nežinau, 3 butus turit su banko paskola, bet gal kartais užtenka įkeisti bankui tik 2 butus ir o tą, sakykime, 3 atlaisvinti nuo kredito, ne? Nes jums to nekilnojamo turto jau užstato pakanka tiems kreditams padengti. Tai galima apjungti, ne? Ir atlaisvinti vieną nekilnojamą turtą, kad tiesiog būtumėt saugesni. Jeigu netyčia kažkas, kaip sakiau, įvyktų, kristų nekilnojamas turtas, jūs galėtumėte įkeisti, gerai? Bet šiandien ne apie tai, bet toj knygoje sakau apie tokius dalykus aš ten rašau. Tai sakiau, mūsų išskirtinumas yra, kad mes darom finansinius planus, tas yra labai aktualu, bet tai yra normalu, žinok, jūs esate labai girdėję apie verslo planą, ne? Tai yra, verslai visi daro verslo planus. Arba kas statėt namą, tikrai darėt namo projektą, taip, ir to namo net nepradėjot daryti, to statyti, kol jūs nepasidarėt projektą, kol nepatvirtino, kol neatsirado kažkoks tų statybų, sakykime, priežiūros, kažkoks, kaip jis ten vadinasi, žmogus, ne, kuris atsakingas už tą visą statybų priežiūrą, taip, kad, kažkas, jeigu būtų nelaimingi atsitikimai statybose, tai būtų dar daugiau problemų. Tai va, visą šitą dalyką yra, sakykime, viskas yra sudėliota. Kažkaip žmonės, kai ima per bankus kreditus, kažkaip nežiūri tuo, ne, finansinių planų.
Kaip nueina į banką, gauna tą kreditą, džiaugiasi, kad nusipirko nekilnojamą turtą, bet jau kas mus stebi, žiūrit, žinot, kad ten truputį kažką perdarė, kažką pakoreguoja, kažkur pasidarė su banku, pakeiti banką, automatiškai taupai 10 000 eurų. Taip? Gerai, tai viskas, pradėkime, ne? Tai vėl ne šiaip kalbu apie tą planavimą, nes čia yra pats pagrindinis dalykas – planavimas ir finansavimas. Tai yra, mano patarimas yra toks, jeigu mes suplanavom, kad galim pirkti nekilnojamą turtą už 150 000, arba dažnai būna toks emocinis, ne, kartais žmonės, turiu 150 000, ir ieškau 150 000 kreditą. Tikrai nežinokit, pasistengkite visada, kad išlaikytume tą tokį finansinį saugumą, visada nuo to 150 000, 10-15% tiesiog atsidėti nenumatytiems įvykiams. Nes tų įvykių tikrai yra labai daug iš mūsų praktikos. Vienas mūsų narys, prisimenu, investavo į cokolinius aukštus. Tai Kaune žmogus nusipirko cokolinį aukštą, labai gražiai įrengė ir netgi, taip gražiai įrengė, kad net užsieniečiai ten gyveno, viskas buvo tvarkoj, bet žinot, Kaune, kai būna liūtis, ir ten, kadangi kalnuota, tai būna, kad į kiemus subėga tas vanduo. Tai įsivaizduokit, ten tie nuomininkai nepaskendo. Tai yra, kadangi buvo cokolinis aukštas, tas vanduo iš kiemo per langus veržėsi ir vandens buvo beveik iki lubų. Tai, toksai kaip pavyzdys. Ir tikrai žmonės gerai, kad samdė advokatus, nes draudimas norėjo išmokėti tik 3,5 tūkstančio, bet kiek žinau, jie išsireikalavo apie 14 000. Bet tai nebuvo iš karto, tai užtruko gal pusę metų, jeigu nedaugiau. Bet čia aš kaip pavyzdį, tokį noriu pasakyti, kad jūs galit ką norit planuoti, bet žinot, kartais visko nesuplanuosi. Tiesiog toks įvykis, kur gyvenime tu niekada negalėjai pagalvoti, kad tavo butas gali paskęsti, ne? O tai ačiū Dievui, kad nuomininkai, sveiki gyvi. Bet vis tiek, gerai, kad žmonės turėjo pinigų, iš savų pinigų greitai remontavosi, nes suprantat, nuomininkų nebėra, viskas, butas paskendo ir jį reikia vėl suremontuoti. Reikia kuo greičiau suremontuoti, kad jį paleistum nuomai, nes tavo kiekvienas mėnuo kainuoja. O bankui yra dzina, ne, ten pas tave gaisras ar ten potvinis, tau vis tiek bankui reikia mokėti. Tai tiesiog visada turėkite omeny, nelikite, ne? Kitas dalykas, būtinai žiūrėkit mokesčiai, baldai, draudimai, ne? Vėl, kartais žmonės, sakiau, naują statybą, jie nusiperka, naują statybą, be baldų, be nieko, bet jie kažkaip, labai paprastai įsivaizduoja, nuvažiuosiu į Ikea, nupirksiu čia baldus, 3-4 tūkstančius išleisiu ir bus viskas. Taip nėra, žinokit, tiesiog reikia tada prieš perkant nekilnojamą turtą, rekomenduoju važiuoti tikrai į baldų parduotuvę ir viską ant lapuko pasidaryti tą visą planą. Jau, pavyzdžiui, moteris daugiau žino tokius dalykus, pavyzdžiui, užuolaidos, ar žaliuzės, ir kartais gražu užuolaidos, bet tos užuolaidos tūkstančius kainuoja, jeigu tau reikia namą arba butą, padaryti. Tai šitoje vietoje yra biudžetas ir į tą biudžetą mes turim tilpti. Nesvarbu, kad tu nori gražių užuolaidų. Bet pas tavai yra biudžetas toksai, kad tu turi langams skirti maksimum 2000 eurų, kaip pavyzdys, ne? Ir turi tą dalyką kažkaip pasidaryti. Nes jeigu užuolaidas uždėsi už 5-6 tūkstančius, reiškia kažkur kitur nukentės. Ar tai kondicionieriai, ar dar kažkas, ar virtuvinis, ar kiti baldai, ar čiužinys bus prastesnis. Tai čia tiesiog noriu pasakyti, kad galbūt irgi galbūt mano idėja buvo jums parodyti, kiek daug smulkmenų yra, ne? Ir jau žmonės, kurie tikrai ilgai dirba 10-20 metų, tikrai jau, ką aš pasakoju, daug yra girdėję, bet aš noriu pasakyti, galbūt biškai apginti tuos agentus, kurie dirba savo darbą ir labai dažnai, žinoma, žmonės nuvertina jų darbą ir sako, už ką aš čia turiu ją mokėti, ne? Taigi, nesupranta žmonės, taigi aš pats galiu nusipirkti, pats galiu parduoti, bet kartais, kai patys žmonės daro, tai ačiū Dievui, jeigu viskas sėkmingai, bet būna dažnai, kad, padaro tokias klaidas, kaip pavyzdį, netrodo, irgi dabar ką tik su vienu žmogum kalbėjom, dabar kaip tik planą irgi rengiam, bet sako, vos, sako, neturėjau sumokėti 20 000 eurų. Tai gerai, žmogui pasisekė, ten gerai, aš taip supratau, buvo mokesčių inspektorė, tai pasižiūrėjo, kad namą, kaip jisai aiškino, užfiksavo tą dieną, kai jisai pradėjo statyti namą, tai yra, kai pamatus užregistravo. Ir kažkaip ten suėjo tas 10 metų, kaip tik jisai pardavė, bet jeigu, sakykime, būtų kažkaip mokesčių inspekcija pažiūrėjusi, kad žiūrės tuos 10 metų nuo šitos pridavimo 100%, tai praškai žmogus irgi greit pardavė, o paskui išlindo, kad jau buvo persigandęs, kad tikrai reikės mokėti 20 000. Tai tiesiog, o daug žmonių tikrai sumoka tokius mokesčius bereikalingus, o būtų užtekę tik prisiregistruoti prie to nekilnojamo turto ir viskas, gerai? Tai sakau, labai nesiplečiu, kad viskas spėtumėm. Šalis ir miesto atranka. Tai čia aš ką ir truputį pradžioje užsiminiau, kad jeigu jūs esat klaipėdiečiai, tai tikrai nebijokit pasižiūrėti į Vilniaus rinką, ne? Jeigu jūs esat Vilniečiai, pasižiūrėkit Kaune ir Klaipėdoje. Ir mano nuostabai, sakykime, tikrai jau žiūriu, kad tikrai jau ne pirmas projektas, daug žmonių, pavyzdžiui, daro Ukmergėj, Panevėžy, Kėdainiuose, miesteliuose, ten, kur nevyksta statybos. Ir su ta patirtim, kurie, pavyzdžiui, kiti Kaune, Vilniuje jau žino ten, kaip perdaryti tos butus, namus, jau ten žino, jie eina į miestelius. Ir ten tikrai, jeigu būna kartais žmonės, kurie gyvena, pavyzdžiui, ir užaugia, pavyzdžiui, kaip pavyzdys Panevėžyje, ne?
Tai jie žino tą miestą, žino rajonus, žino, kur geras, kur biškai prastesnis, kur geriau iš vis nepirkti. Ir jeigu tik atsiranda butas, jau Vilniečiui būtų sunku, ne ten, sakykime, pataikyti tą rajoną. O jeigu tu esi vietinis iš tokio miestelio ir turi ten tą 40 ar 50 tūkstančių, tai valio, tai tu žinokitės tikrai orientuokitės į tą vietą, kur tikrai žino. Nes investavime, žinokitės, visa filosofija yra investuok ten, kur supranti ir žinai. Nesvarbu, kad tu ten, žinai, gali Ispanijoje ar Bulgarijoje ar Italijoje pirkti, bet ten reikia daug žinių. O jeigu tu esi iš miestelio, tai tikrai pasižiūrėk, nes ten ta investicinė grąža gali būti net didesnė negu Vilniui, arba ten tokio Ispanijoje arba Italijoje. Tai kartais, kai tu žinai tos elementarius dalykus, tikrai gali puikiai pataikyti. Turiu irgi vienus klientus, kurie tiesiog Ukmergėje pradėjo, nuo ten kažkur tais 30 tūkstančių investuoti ir prašau, ne, ir sėkmingai toliau patinka ta Ukmergėje ir jie ten perka tos mažus butukus. Na ir finansavimas. Tai yra visą šitą savo verslo planą žiūrim, kaip darysim, kiek iš savo pinigų finansuosim, kiek iš banko. Tai kaip ir sakiau, yra labai svarbu nepersistengti. Mūsų darbas irgi toksai yra, kad mes labai dažnai stabdom klientus ir sakom, žiūrėk, taip nedaryk, nes nukentės tavo vaikų mokslai arba nukentės tavo pensija. O jeigu nepasiseks ir nekilnojamas turtas nukris ten 20 ar 30%, tu tiesiog bankrutuosi, ne? Nes tu neturėsi bankui sumokėti. Yra geras posakis, ir čia yra turbūt Nerijus Jasinavičius, ne, tokį pasakė, sako, kam reikalingi konsultantai, ne? Tai kad jūs taip teisingai suprastumėte, kad yra investuotojai ir kodėl, pavyzdžiui, turtingi žmonės, milijonieriai yra apsistatę tais konsultantais. Todėl, kad jų darbas yra toks. Investuotojas, jisai turi vairą ir turi gazą. Ne? Nu ir natūralu, kad investuotojas nori kuo greičiau, žinai, uždirbti kuo daugiau pinigų. Nu ir spaudžia tą gazą. O konsultantų darbas yra, konsultantai turi stabdį. Ir mūsų darbas yra konsultantų spausti laiku stabdį. Jeigu jūs nepamatot kažkokio ženklo ar nepamatot kažkokio posūkio, kaip, pasakysiu, kad neužsimuštumėte, ne? Tai va šitoj vietoj truputį toks, kad būtų galbūt sulyginimas su stabdžiais, ne? Jūs turit vairą ir gazą, o mes konsultantai turim stabdį, mes turim patirtį ir mūsų darbas jūs kartais pristabdyti, ne? Kad jūs nepadarytumėt klaidų ir tikrai kažkur tais, paskui, nes finansinės klaidas, ypač su nekilnojimu turtu, žinokės, yra labai ilgai reikia spręsti, kartais 10, o kartais ir 10 metų gali neužtekti. Dėl to geriau daryti čiut lėčiau, bet be klaidų ir važiuoti po truputį į priekį, gerai? Tvarkoj, turto paieška. Tai čia sakau, kartais tą visą dalį, ką aš pasakoju apie planavimą, žmonės praleidžia ir iš karto eina į turto paiešką.